Trumpiausią metuose naktį šimtai Alytaus miesto rajono gyventojų pasitiko nuotykių parke Tarzanija. Joninių šventė nuotykių parke rengiama kiekvienais metais ir yra laukiama tiek šventės lankytojų, tiek organizatorių. Kaip ir kiekviena šventė mums yra ypatinga ir svarbi, nes kiekvieną kartą labai ruošiamės, laukiame lankytojų ir svečių. Žmonės myli, Tarzanijoje lankosi, mes už tai jiems dėkingi ir laukiame visą laiką atvykstant į mūsų šventės, nes Joninės tai viena mūsų didžiausių švenčių. Burtais ir tradicijomis apipinta Joninių šventė nuotykių parke Tarzanija prasidėjo koncertu. Gausiai susirinkusiems šventės lankytojams dainavo Donalda Meiželytė, šoko Alytaus jaunimo centro kolektyvo Rūta šokėjos. Šiais metais šventėje dalyvauja grupė Hiperbolė Tributė, taip pat Donalda Meiželytė, turėsime fakyrų ugnies šou ir visas kitas joninių tradicijas laikysimės tiek paparčio žiedo ieškojimo, tiek vainikėlių plukdymo. Renginio metu pasveikinti į šventę susirinkę Jonai ir Janinos. Visus šventės dalyvius taip pat pasveikino Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, pavaduotojas Gediminas Krasauskas, taip pat Seimo narys Raimundas Markauskas. Visas Janinas, Jonus, Janytes, Jonukus sveikinu. Ir noriu pasakyti, kad yra tikrai paparčio žiedas. Tikėkit, kad jis yra, tik jis bespalvis. Kiekvienas savo spalvą sugalvosi. Trumpiausios metų nakties Joninių linksmybės Tarzanijoje tęsėsi iki vėlumos. Apie vidurnaktį parką nušvietė Joninių laužas.